Taip, užsipylėm kurą, pavalgom ir mūsų kelionė prasideda. Atvažiavo į Šventąją. Gerai. Šypsokitės. Cheers. Dėja pirmą, lenk mumis. Žodžiu, važinėjom. Pušinė. Hello. Labai gražias vietas, man norėjau parodyti. Panikstus biški mandras. Noriu vairuoti be rankų. Jūra. Tėve, atvažiavom į Palangą. Suminėm 15 kilometrų. Pavargę? Da, Estrija da 50 galėtų. Tai da, kursuosim pirmyn atgal. Evanai, ar jau pavargot? Ne, nevėlu. Andrėja, pavargai? Jo. Aš irgi jau jaučiu, kakojytės turiu. Žydriuks, pailsėjai. Zaraza. Pipiuką traukia viskas. Va. Ratas, fontanas, basankė žmonių pilna. Tai va, įsinuomavom dviračius, plauksim, paplaukit. Tuoj susiskirstysim komandom. Kur tu, Andrėja? Tai kokį? Tu vairuosi, nu, gerai. Tai man minta tu minsi. Eik tu mink. Nu tai matau. Aš į galę. Palat. Apgavo mane. Lip nebijok. Būk drąsi. Varai man tik tais. Nu, pasikeisim dabar. Dabar tegu Estrija pamin. Aš vairuoju. Paskui. Nes tu biški labai. Op. Pajudam ir mes. Į kurią pusę? Ops. Žodžiu, žmogiukų maudas. Plauk ten! Plauk! O tu suki, bet
žolę. Kaip čia dar skęsta? Man per vasarą. Kodėl aš čia Arius va vos pedalų siekia. Atsigulęs min. Plafalin. O kur butelis pasiėmėjo? Aš visą gyvenimą sakiau, trauklį šikančių nelau. Mielas mano žmona, tu gauni papildomą prizą, aš tau dovanoju savo anekdotų kompaktą. Už tai, kad tu linksmas žmogus. Tai vat, šviesim Ariaus gimtadienį. Arijai 10 metų, Aričiuks jau didelis kavalierius. Perdodu tau svarbią dovaną, kuminų, tetas, dėdžia. Ką reikia sakyti? Ačiū. Dabar gal išpakuosi? Gerai. Nebus. Tai buvo pasidarbuota. Pririnkom tiek grybų. Žodžiu, su Žydrūnai išėjom grybauti, nežinau jau, kada atvažiavom. Faktas, kad nuėjom kažkiek daug toli ir esam pasiklydę. Laukiam dabar atvažiuos Deivis ir mumis paims, nes mes dabar esam sauginiuose. Čia kažkokį kosmoso mašinas pasiklydom biškį. Jam tai jokinga, man taip. O grybų tai, kaip sakant, neprūdai.